Tai tikrasis raktas į tavo sėkmę yra tavo nervų sistemoje ir tavo pasąmonėje. Jeigu tik tai kartoji afirmacijas, kartoji kažkokius pozityvius dalykus ar bandai ignoruoti realybę, apsimesdamas, kad viskas gerai ir tu mastai pozityviai ir esi šitoj pozityvioj vibracijoj ir dėl to tau viskas pradės sektis, tai negali būti toliau nuo realybės. Todėl, kad jeigu tavo pasąmonėje yra įsitikinimai, įrašyti įsitikinimai, apie kuriuos tu galbūt nežinai arba dar savo neišdrįsai pripažinti, kad jie ten yra, kurie neatitinka to, ką tu teigi, to, ką tu bandai savo įteikti, tai tavo viduje įvyksta taip vadinamas kognityvinis disonansas. Tai yra, kai tavo žodžiai, tavo veiksmai netitinka tavo vidinių įsitikinimų. Sakykime, jeigu viduj turi įsitikinimą, įrašytą įsitikinimą, galbūt iš tavo tėvų, giminių aplinkos, kad pinigai yra blogis, bet kiekvieną dieną kartoji, kad aš esu gausoje, viskas yra gerai, pinigai pas mane teka lengvai, tai įvyksta tas kognityvinis disonansas ir tai iš tikrųjų sukuria dar daugiau vidinio pasipriešinimo, nesaugumo, nepasitikėjimo ir pradeda vykti tokia vidinė kova ir ta energija, ta įtampa, tiesą sakant, tave atitolina nuo to rezultato, kurio tu nori. Bet perpratus savo veikimo modelius, tu iš tikrųjų gali gana greitai transformuoti savo gyvenimą. Vienas iš mano sukurtų įrankių, nuo kurio gali pradėti, tai yra pinigų srauto hipnozė, nuoroda ir instrukcijos yra profilyje. O jeigu jauti, kad tarsi trūksta tik vienos detalės iki tavo pilno išsiskleidimo, tai labai tave kviečiu dirbti su manim asmeninės mentorystės programoje.